Aš, pavyzdžiui, žinau, kad aš galiu susitvarkyti su visokiomis gyvenimiškomis situacijomis. Visokiom. Nesvarbu, ką tu man duosi. Nesvarbu, ką gyvenimas man duos. Aš su viskuo susitvarkysiu, man viskas aišku yra. O yra žmonių, kurie yra labiau vaikiški ir jie labai bijo tų visokių situacijų. Ir jie galvoja, kad jie nesusitvarkys. Todėl, kad taip kaip vidiniam vaikui, jam ir nepriklauso tvarkyti su situacijom. Taip, situacijom priklauso tvarkyti suaugusiam žmogui. Štat, kai jis yra visiškai suaugęs žmogus, va taip jaučia, ne, kad jisai suaugęs, subrendęs, jis nebebijo gyvenimo. O jo vidinis vaikas ramiai sau sėdi savo kambarį. Aš savo vidinio vaiko, nežinau, jau kokie 5 metai nejaučiu. Jo nėra. Jis ten užsiėmė savo reikalai. Ten viskas gerai. Taip, kad reikia toliau dirbti. Ir reikia tą plėsti, tą tokį saugiškumą, pasižiūrėti, kuriuose vietose aš esu nesubrendus, kuriuose vietose nenoriu prisimti atsakomybės, bijau, vis įsikibusi į kitų sijonus, kažkur tai kitų nuomonės, žiūriu, ką kiti pasakys, žiūriu jų burnas.